2007 gegužės 26. Haroldui ir Renatai tai ypatinga diena. Bet iki šio nepamirštamo šeštadienio buvo jaunųjų priešistorė. Taigi, netrukus matysite Hario ir Renatos susipažinimo istoriją. Ir man kažko tai apie 5 ryto dar užsimaniau, dar pritrūko 50 mantai, užvažiavau į Kaliforniją. Atsitiko taip, kad aš buvau, kas man labiausiai nebūdinga, buvau tikrai labai neblaiviam stovi. Taip pat sužinosime, ko nemėgsta Renata. Nemėgsta, kai aš geriu. Kiek alkoholio vestuvių dieną žada suvartoti jaunieji. O aš tai kaip visada, man 50 gramų ir užtenka viskas. Daugiau įdomių faktų iš jaunųjų gyvenimo ir žinoma, didžiojo šeštadienio sutuoktinių žiedai, džiaugsmo ašaros ir nepamirštamos akimirkos. Haroldas Dalangauskas gimė 1967 sausio 11. Horoskopo ženklas Ožiaragis. Gyvenimo kredo, kad visi aplink būtų laimingi. Renata Dalangauskė gimė 1975 spalio 27. Horoskopo ženklas Skorpionas. Gyvenimo kredo, vienas už visus, visi už vieną. Susipažinkime su jaunaisiais artimiau. Šiek tiek faktų iš prabėgusių jaunų dienų. Ką veikiau, kaip ir visi. Į darželį neėjau, nes brolis mane spardė. Toliau į mokyklą pradėjau nuo 6 metų. Į mokyklą, baigiau 8, po to įstojau į Kauną, į Politechnikumą. Ir toks gyvenimas Kaunės, paskui paskyrimą atvažiavau į Klaipėdą. 86 jau. Tada iškart į Afganą. Paskui po 2 metų su viršum gal į Klaipėdą. Vėl darbai, vėl mokslai. Grįžęs įstojau į KPI. Taip ir eina gyvenimas. Gimiau 1975 metais Klaipėdoj. Ir esu klaipėdietė. Tėvai yra abudu iškėtėję žemaičiai, galbūt dėl to toksai kietas mano tas charakteris užsispyręs. Šiaip klaipėdietė. Jo, viskas buvo gerai, viskas prisimena, tik tai kas geriausia, bet to jinai buvo geras vaikas. Tikrai man nebuvo su ją problemų. Buvo tvarkinga, pareiginga. Скажи, отец, хорошая была у нас она? Да и сейчас хорошая.